O durnas pats, ne? O durnas pats. Gerai, padarėm jo šitą darbą, pagalvokit, aišku, čia iš tikrųjų namų darbą gerai būtų duoti, bet padarėm čia. Pagalvojom truputį, jeigu ką darašykit, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, klausyti man, ten pinigai ar dar kažkas, tikrai geriau pagalvoti ir užduoti tos klausimus. O to aš pasakysiu, ką su šitais dalykais galima bus daryti. Dėkuoju tikrai, nes aš niekad nepagalvoju, bet yra tokie klausimai ir aš, labai įdomu pasidarė. Iš tikrųjų, galima ir kitais klausimais ten pats savo sugalvoti, svarbiausia, kad, žinot, kaip Sherlock Holmesas. Paieškot, kodėl. Aš, pavyzdžiui, kada nesuprantu, kažkaip taip intuityviai priėjau prie šito. Aišku, vis tiek kažkoks taip, ten po Norvego metodikos jau buvo įgūdis kažkoks. Ir aš visada galvoju, gerai, čia neišeina, kodėl? Ir galvoju, todėl. Bandai atsakyti, dar kažkaip ir taip toliau iš skirtingų pusių ir po to tu suvoki, kodėl pas tave ten, pavyzdžiui, kažkas neišeina. O čia yra konkrečiai klausimas. Dabar, kaip man atėjo atsakymas, tai man jisai dabar baisus, žinokit, kodėl taip? Nu, baisu? Taip. Tai gerai. Iš tikrųjų, Čia reiškia, jūs pajudot, čia našatėlį vadinasi. taip. Susikrutinos, o tu gali pradirbti. Taip, aš suprantu. Čia pirma reakcija, kuri jūs, jeigu jums pasidarė baisu, tai reiškia gerai papolėt į tašką. Čia, kaip jūs sakoma, našatėlinis spirtas, kada žmogus praranda sąmonę, jam duoda, pamestyti šitas klausimas, jis duoda atsibus žmogui. Oho, kur aš dabar randuosiu ir kaip giliai aš ten. Aš negalėjau atsakyti, nesakyti, o dabar aš atsakiau. Tai čia jeigu baisu, tai gerai. Iš tikrųjų, bet aišku, negalime sėdėti ilgai šitam. Reikia daryti. Kada aš įsigandau, tai reiškia kažką reikia padaryti. Jo, aš Reiškia, tai mano stimulas. priežastis suradau, kodėl. Tai va. Gerai. Truputį intuicijos. Gerai, mes su sveikata šiandien truputį padirbom. Kortos, juodas baltos, pasakysiu taip. Čia nėra jokios mistikos, iš tikrųjų, šitose kortose, pavyzdžiui. Intuicija tai nėra kažkoks mistinis dalykas. Mes visada kažką jaučiam. Kaip, pavyzdžiui, jaučiam, kad kažkas atsitiko. Būtent ten, pavyzdžiui, giminės arba artimi žmonės. Jaučiam ar nejaučiam? Jaučiam. Kaip čia pasakysi. Arba jaučiam, kad nereikia ten eiti. Bet vis tiek kažkodėl einam. Nors iš tikrųjų jau žinom 100%, ne apie visus, aišku, kalbu. Bet vėl ten einam į tą kažkokį ten dalyką, bet po to jau kada gavom, kažkokį ten nemalonumai atsitiko, pavyzdžiui, ir mes tada suprantam, bet žinojau, kad nereikia buvo eiti. Bet ėjau. Kodėl? Todėl, kad ką kiti apie mane pagalvos. Todėl, kad tai priimti. Ir tu iš tikrųjų išduodi savo intuiciją. Kaip čia? Išdavikas savo intuicijos. Galima sakyti, tai intuicija iš tikrųjų yra. Pavyzdžiui, pasakysiu taip, pas mus buvo vienas klausytojas, nesenai kaip parašė, žinot, ką šiandien su manim atsitiko, jis rašo. Parašykit. Mes jam rašom, jis sako, išvažiavau anksti iš rytą, čia buvo pavasarį, kaip tik šiuo metu pavasarį. Dar buvo tamsu laukia, jis gyvena kažkur užmiestyje. Ir važiuoju šitų tokiu keliu, ne toks asfaltuotas, o paprastas kelias ten iš kažkur. Jo. Ir galvoju, kažkodėl būtent tuo momentu norisi uždegti šitą tolimą šviesą. Ir jūs jungia tolimą šviesą ir būtent tuo momentu iššoka šitą stirną. Pabėgo didelį stirną. Sako, kodėl aš taip norėjau padaryti? Ir po to, sako, pravažiavau ir supratau. Aš dirbau su šitomis kortomis, bet nesuprasdavau, kaip ten yra tas rezultatas ar nėra to rezultato. Bet supratau, kad tai buvo poveikis. Kažkodėl jis pagavo tą mintį, norėjau šitą uždegti. Arba, pavyzdžiui, telefonas. Taip, tuo aš paskambinsiu Jovitai. Tik paėmiau telefoną, Jovita skambina. Čia irgi intuicijos poveikis. Arba, pavyzdžiui, dežaviu. Visi turbūt girdėjot. Ateinat ir galvojat, man atrodo, aš čia buvau. Ir taip toliau. Aš žinot, ką tokiu momentu reikia daryti? Ne. Formuoti jūsų ateitį. Čia laikas, aš irgi nežinau, Norvegos pasakė. Jūs formuokit tą ateitį. Laikas jis kaip pagal spiralį. Diena, kita, diena, kita, diena, kita. Jeigu fiziškai taip galima pasakyti.
Ir būtent tuose momentuose, kada mes dežaviu jaučiam, laikas kaip spiralė ta susispaudė trumpam. Ir mes jaučiam savo ateitį, galima sakyti. Arba tai, kas buvo, arba tai, kas bus. Jo. Iš tikrųjų. Sėdžiu vėjo. Jo. Spiralės. Jo, teisingai. Ir iš tikrųjų daug yra įrodymų tų dalykų. Pavyzdžiui, kodėl žmonėms sako, šitą mokykite savo istoriją. Kaip sakom, yra, aš nežinau, kas tai pasakė, ar Napoleonas, ar kas. Ne, Napoleonas. Žydai taip sako. Jo, jeigu jūs nežinot savo istorijos, jūs neturite ateitį. Jūs ir Basanavičius pasakė, Jūs ją tarpos atsakė. ateitis, Kuris tada praeitis, praeitis. Kažkas pasakė, Jo kodėl. pirmas čia kažkas. Iš tikrųjų, tai intuicijos irgi poveikiai, todėl kad tas būtent laikas jau praeitis, jis parodo, ką gali būti toliau, todėl kad kartojasi po truputį visokie šitie dalykai. Čia mes ne apie politiką, taip. Tai va, ką norėjau pasakyti, kortos mums duoda suprast, iš kokios, kaip čia pasakyti, iš kokios mes vietos traukiam informaciją, arba logišką informaciją, arba intuityviai, intuicijos informacija. Logiška tai nėra blogai, iš tikrųjų. Visi šitie, pavyzdžiui, Avicena buvo logikas, dar kiti ten filosofai, kurie buvo kaip šventieji ten žmonės, jie irgi buvo logika, jie šitą mokėsi šitą logiką ir taip toliau. Logika tai nėra blogai, bet tai yra kaip priešas intuicijos iš tikrųjų. Todėl, kad logika čia kaip ugnis, o intuicija kaip vanduo. Ir tas reikalingas, bet jeigu kartu, tai nesusigyvens, kaip sakoma. Jo. Logika gerai, kada mes galim praskaičiuoti, kažką paskaičiuoti. Mes turim atsakymą ir turim vieną šitą kažkokį. Ir mes galim paskaičiuoti. O intuicija, jinai niekada neklysta. Mes galim, intuicija man supaidino. Ne intuicija, mano interpretacija buvo neteisinga, iš tikrųjų. Ir kortas iš tikrųjų, pats nežinau, kaip su jais dirbti iki šiol, kiek kartą dariau, bet kada dirbi, tu po truputį supranti, kaip intuicija pas tave lavinasi. Tai dėl šitos nepasakiau iki galo, kaip jinai. Formavimas jo. Būtent tuo momentu, kada mes dežaviu. Mums reikia pagalvoti tą, ką mes norim tuo momentu. Jeigu jūs papuolėte tokią būseną, kada jums atrodo, kad jūs čia buvot, iš karto tuo momentu, aš dabar visada atsimenu, tai iš karto galvokit, ką jūs norit, kad būtų. Nekonstatuokit tik, ką matot, o konstatuokit, ką norit. Tiesiai į tą portalą, kaip sakoma, įkiškit savo norą. Galima sakyti, kad jis suveiktų. O jeigu nenori? Nu gerai. Nu nenori, bet ką nors Vis tiek gyvenime kažko nori. Tai suprantu, ne, bet Iš tikrųjų, psichologai sako, kad dežaviu tai yra informacija, kurie papuola į skyrių, kur yra atmintis ir mums atrodo, kad mes čia jau buvom. Iš tikrųjų, bet taip sako, kad tai yra intuicijos poveikis. Ir iš tikrųjų, kad ir psichologai teisi, ir šitie, kurie intuitai teisi, kad tai tas būsena būna kartais išaukta, kada mes pavargom, kada yra nuovargis. Kada logika jau nenori dirbti, įsijungia, pavyzdžiui, pastovi mąstyti ir kontroliuoti viską, tai tada įsijungia intuicija. Gerai, dešinė ranka bus juoda spalva, o kairė ranka bus balta spalva. Gerai? Dešinė juoda, kairė balta bus. Gerai. Nu va, pakelkit šitą ranką. Gerai. Čia dešinė. Nu dešinė ranka. Dešinė. Juoda dešinė. Ar mūsų dešinė, ar Ne, nu mūsų Ne, dešinė. Juoda dešinė. mūsų Juoda dešinė. Nu, iš tikrųjų nėra skirtumas. O balta kairė. Moterims 2 kartus reikia kartu. Kaip dėkau šitą. Pakelkit šitą. Kita dešinė ranka. Tai reikia. Dešinė. Kairė. Dešinė. Kairė. Nu, paprastai atsiminti. Gerai, aš jums dabar sakysiu kortą, o jūs pabandykit
nu kaip čia sakyt, nors tai čia nėra atspėt, pajust. Pajust, kokia korta dabar bus. Ir kortą pakelkit ranką. Ai. Jo, dabar pakelkit ranką. Arba dešinė juoda, arba... Gerai, aš rodau, aš pas nežinau, kokį iš viršaus paėmė. Baltą. Nu, va, matot. Nu, va. Gerai, dabar atsiminkit savo reakciją, kaip jūs reaguojate. Kada neteisingai, kokia reakcija ir kokia kada teisingai. Gerai, toliau. Kortą. Pakelkit ranką. Į baltą. Čia reiškia kairė ranką turėjau. Aleluja. Aleluja. Ne, nu. Gerai. Kortą. Juoda. Jau turėčiau pasakyti. Gerai. Kortą. Juoda. Gerai. Ketvirta. Kortą. Pakelkit ranką. Čia kaip žaidimas iš tikrųjų, bet tai ne visai žaidimas. Reikėjo nesakyti. Baltą. Penkta. Gerai, truputį sustosim. O dabar analizuosim. Kada teisingai parodyt, koks buvo emocijos? Džiaugsmas. Euforija tokia. Jo, o jeigu ne, nepapuolėt, Nieko. O sakau, dar o bus. iš tikrųjų neturi būti ir to, ir to. Ne, bet vis tiek bus smagu, kai vaikai. Mes pripratom džiaugtis. Kodėl? Todėl, kad intuicija tai yra kaip, radio banga. Galime sakyti, jūs pagavot tą bangą emocinę. Jeigu jūs teisingai parodot, jūsų banga keliasi į viršų ir jūs išeinate iš tos bangos. Arba atvirkščiai, jūs vieną neteisingai, kitą neteisingai, jūs liūdesys į kitą pusę nuėjo emocija ir jūs irgi išeinate iš tos bangos. Ką mums reikia išmokti, ką mes galim pasakyti dabar, mums reikia išmokti uždaryti duris, kad neprisirišt prie to ar nelaimės, arba, ne nelaimės, o... Nerodyti emocijų. Sėkmės ir nesėkmės. Sėkmės ir Čia nesėkmės. nelaukti. Iš tikrųjų tai labai geras gyvenimo principas. Priimti, jo, Būti ne tai. adekvačiam, ar ne? Būti adekvatam. Jo, Situacija. reikia būti ramus ir truputį... Nerodyti. Gerai. Kortą. Pabandykit kontroliuoti savo emocijas. Juoda. Gerai. Kortą. Juoda. Kortą. Juoda. Dabar logika gali įsijungti. Kiek ten juodų šitų gali būti? Turigi būti balta. Čia logika. Kortą. Balta. Gerai. Kortą. Balta. Gerai. O dabar jums reikia neteisingai parodyti. Reikia padaryti klaidą. Mes turim tokį įstatymą padaryti, kad už klaidą nieko nebus. Viskas, galima klaidų pridaryti kiek nori, net bus gerai, jeigu mes klaidus darysim. Nepataikykit šitai spalvą. Jums reikia dabar nepataikyti spalvą. Kortą. Baltą. Reikia nepataikyti kortą. Juoda. Kortą. Reikia nepataikyti. Juoda. 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 Kortą. Baltą. Kortą. Juoda. Gerai, o kaip dabar? Pas ką buvo nenorėjot pataikyti, o pataikyti? Porą kartų buvo. Gerai. Kodėl? Todėl, kad atsakomybę nuėmėm, kad mes nebijom pralošti karvę, pavyzdžiui. Ir kada mes nuėmėm tą atsakomybę, mes jaučiamės mums lengviau. Mes dabar iš tikrųjų ieškom būseną, kada mes darom teisingą sprendimą. Iš tikrųjų. Čia kortas mums, čia ne jokių burtų, mes paprastai čia ieškom tą būseną, kur mes galim teisingai, greičiausiai teisingai, daugiau procentų rasti šitą. Čia būtent su emocijom. Tai va tie čigonai stebi tave kaip būre.
kaip tu emociją rodai. Ir jeigu tau parašyta viskas veide, nu tai prigulė tą. Nu, jo. Ir pinigus Turbūt užteko. įsvilioja. Taip, Žinau, kad pinigai tam. tiesa. Žinau, kad tai laukia ten ir taip toliau. Gerai, kortą, dabar reikia teisingai pakelti. Kortą, pakelkit ranką, bet dar yra dar vienas šansas. Ar paliksit, ar pakeisit. Galit padaryti. Ne. Gerai. Juoda. Galėjau pakeisti. Gerai. Dar kartelį. Kortą pakelkit ranką. Jeigu norit, galit pakeisti. Yra toks šansas. Gerai. Juoda. Kortą. Pakelkit ranką. Norit pakeisti. Čia jau pažiūrėsim, ar užsispyrimas. Čia ar kas čia būna. Kaip mes sakom, baba įga proti. Visada jinai prieš. Čia jeigu, pavyzdžiui, ne eisiu iki galo, tai ne intuicija, tai jūsų charakteris. Tai ir kartais gerai, bet kada mes kalbame apie intuiciją, tai ne intuicija. O arba atvirkščiai, nežinau, ar čia, ar čia, ar čia, ar čia. Arba todėl, kitiems žmonėms, kada jūs priėmėt sprendimą, paprašiau suprast, ar teisingai aš padariau tą sprendimą. Kada jau mes pakeliam ranką. Todėl yra antras tas variantas. Dar kartelį pabandom. Kortą. Pakelkit ranką. Keičiam arba paliekam. Baltą. Kortą. Keičiam arba paliekam. Baltą. Kur baltas? Oi, kortą pakelkit. Gerai, pastebėjau, Lina. Aš vaikeli galės sėdžiu viską. Keičiam arba paliekam. Juoda. Nu dar kartelį kortą. Keliam arba keičiam. Baltą. Gerai. Iš tikrųjų, kortas padeda mums, būtent tos kortos, tegul kaip čia mažiau mistikos būtų, mums padeda rast būtent kaip mes sprendžiam gyvenime. Iš tikrųjų. Ir mes taip treniruojame su kortomis. Mes po truputį, rytoj jau truputį daugiau intuiciją irgi tam skirtingus pratimus padarysim. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, rytoj ginekologinis bus, šiandien jau nedarysim, todėl kad ir laiko. Tai va, iš namų darbų. Pas mus lieka tie namų darbai kaip ir buvo, kas ten pas mus buvo. Karštas vanduo, šitie rytiniai lapai, veidrodis, dušas, paveiksliukas prie lango, arba galit darbe kur nors padaryti, kaip Jūratė daro. Aš irgi taip kartais darau. Pavyzdžiui, tai išėjot į lauką, stovit kur nors prie čia eglutė, tokia graži aš. Eglutė žiūri ir tolin. Eglutė, tolin. Eglutė, tolin. Nebūtinai name padaryti kur nors. Net galima ir kur nors kabinyti. Čia pažiūrėjot, ten pažiūrėjot, čia pažiūrėjot, ten pažiūrėjot. Kad būtų būtent tas judesys tolin, ar tai tolin, ar tai tolin, ar tai. Va, iš tikrųjų 10 minučių reikia, bet nors 5. Bet tai jau čia esmė, kad mankšta raumenėms. Аккумуляция, ну, ты. Pasakysiu, это косые мышцы глаз. Raumenys. Jo. Akomodacija, mышцы akomodacija глаз. Kada jūs labai greitai, nu pavyzdžiui, sveikas. Fokusuojant. Jo, fokusas, jo. Jūs kaip tik fokusą tai yra treniruojate. Tai ten. Numerį norit pamatyti mašinos iš toli. Pažiūrėjau ten. Kodėl čia būtinas tas pratimas? Todėl, kad akinius tai daugiau nešioja dideliam mieste. Todėl, kad ten yra apribojimai. Nu, jeigu didelis miestas. Čia siena, čia namas, čia namas. Ir ten už 500 metrų tai jau senai nematai. Nėra horizontų. Čia yra horizontų. Tai kada tu treniruoji ten, čia. Jo, tada ir... Va, kiek jie... Einu kur noriu. Einu kur noriu. 15 minučių. Čia jau kaip... Va. Ir dar, ir vienas dalykas, nu mes su šito ratu viską surišam, tai ir yra darbas su šito ratu. Tie klausimai. Nepatingėkit, atidarykit, paprastai pažiūrėkit juos. Pagalvokit, užduokit. Jeigu ten buvo kažkoks klausimas, į kurį negalėjot atsakyti, pagalvokit. Jeigu negalit atsakyti, reiškia kažkur yra uždaryta.
kažkas. Greičiausiai, kad ten gali būti kažkoks toks atsakymas, kuris jums atidarys galimybės, galima sakyti. Čia suvokimo toks pratimas, galima sakyti. Pagalvokite apie tos mąstymus. Net jeigu viskas gerai, vis tiek kažkokie gali būti apribojimai. Arba ne tik apie pinigus. Nu, paimkite vieną kažkokią tą sritį. Nu, kas galbūt žmogui aktualiausia. Aktualiausia. Gal tegul ne pinigai, gal sveikata arba darbas. Nu, su darbu kažkaip neišeina. Žmogus nori kažkokį kitą darbą, bet neišeina. Arba biznis, pavyzdžiui. Nežino, ko užsiimti. Ir va taip ir praeit per šitą klausimus. Tik pakeiskite slovo pinigai ant kito žodžio. Taip, viskas. Tada. Gerai, tada paskutinis pratimas. Vieną ranką keliam, kitą ranką ir iki rytojus. Jau ekvatorius, kaip sako. Baigėsi, viskas. Ačiū, sako medijų. Rytoj bandykit būti geroj nuotaikoj. Kuo daugiau, to geriau. Va, saulė, kaip jau.